Labas rytas. Labai malonu Jūs matyti. Labai malonu, kad buvau pakviesta pristatyti tuo, ko gyvenu, tai, ką darau. O vedu aš juoko jogos užsiėmimus, tai yra juoko jogos sesijos, taip pat esu ir coachingo specialistė. Tad mano sritis, mano gyvenimo sritis, mano pačios esmė labai viskas persipinė. Ir juokiausi aš daug. Ir atrodo, su žmonėmis labai daug bendravau ir viskas išėjo į tokias sritis, į tokias veiklas, apie kurias niekada ir negalvojau, kad jas galėčiau daryti. Iš tikrųjų, atradau visai, kaip sakyti, netikėtai, kai dar net negalvojai, kad būtent tai yra tavo esmė. Net jau dabar jau net nebežinau, kas ką atrado, ar juoko joga mane, ar aš ją. Tiesiog taip išėjo, kad pati pakankamai daug juokiausi gyvenime, bet kai reikėjo išbandyti tai praktiškai, tai man pirma pažintis tai buvo tokia, aš ir taip galiu juoktis ir ką man viso to reikia. Tai aš pagalvojau, kad teorijos kaip po tokios apie juoko jogą jūs tikrai visi rasite internete ir aš nusprendžiau šiandien viską pateikti per savo pačios praktiką, per savo pačios patirtį ir būtent pasidalinti ją, kaip keitėsi, kas keitėsi manyje, kas keitėsi aplink mane, nes, kaip žinote, kaip sakyt, kai keitiesi pats, keičiasi aplink tave esantys žmonės. Tai aš tiesiog noriu po truputėlį įeiti į temą. O kur reikia jį nukreipti? Aš tiesiog jau nebežinau. Nesvarbu? Į kompiuterį. Gerai. Aš pradėsiu nuo pradžios. Aš visą laiką buvau labai emocingas vaikas. Tai truputėlį apie emocijas. Emocijos be abejo lydimos kasdien, kiekvieną dieną. Labiau išraiškingesnės, mažiau išraiškingesnės. Aišku, tikrai žinome, kad labiausiai jas moka reikšti vaikai. Mes jau po truputėlį suaugę būdami mokame jas valdyti, suvaldyti. Ir kas tada gaunasi, kai mes pradedam valdyti savo emocijas? Mes pradedame valdyti ir savo mintis, savo jausmus. Ir jau po truputėlį savo neleidžiame visko išreikšti iki galo. Kaip bebūtų įdomu stebėti tas visas emocijas, taip, pavyzdžiui, tokį. Vis tiek kažkodėl tai geriausiai ir mieliausiai žiūrėti į besišypsantį, besijuokiantį veidą. Taip. Ir aš visą laiką galvojau, kodėl, nes jeigu patys esate pastebėję, iš tikrųjų traukia žmonės, kurie gerai nusiteikia, taip, kurie vibruoja tą energiją, taip, nes kiekviena emocija yra vibracija. Kiekvienas ir daiktas, ir emocija, ir garsas taip pat. Viskas yra vibracija. Ir atrodo, kad ta vibracija tave lyg ir traukia. Ir aš pati save atsimenu, kad aš labai norėdavau būti šalia tų žmonių, šalia kurių aš lyg ir pasijuokčiau ir man tada lyg ir gera. Aš labai daug neanalizavau. O analizuoti iš tikrųjų pradėjau tada, kai nuvažiavau mokytis ir tapti juoko jogos trenerė. Ir aš kai grįžau į Lietuvą, manęs paklausė, gerai, yra daug visokiausių profesijų ir visa kita, bet, Kristina, o kodėl juokas? Ir aš tada tikrai susimąsčiau, kaip tai, kodėl juokas? Nes man patinka juoktis, aš jaučiuosi laisvai lyg ir aš kažkaip tai išreiškiu save, aš nestabdau savęs, mano yra tokia kūno natūrali reakcija ir aš jau jai leidžiu, duodu valią pasireikšti. Taip. Mąstydama apie tai, ką man reiškia juokas ir ką jisai išreiškia, aš atradau labai daug gražių dalykų. Aš atradau, kad vis dėlto tas laisvės pojūtis, jisai manyje yra, tik tais aš kažkur tai kažkada neleidau jam pasireikšti visą jėgą. Mėgstu pakvailiot. Tikrai. Ir man tai reiškia laisvę ir lengvumą. Kas atsitiko po to, kai aš jau 1,5 metų labai aktyviai vedu juoko jogos užsiėmimus, patys dalyviai yra pastebėję ir pasidalinę, kad juoko joga ir tas juokas iš tikrųjų leidžia pasijusti laisvam
ir kas labai labai suteikia daug pasitikėjimo savimi. Ir žmonės tikrai dalinasi tuo, sako, juokas suteikia pasitikėjimą savim. O aš tiesiog per kitus žodžius atradau, kad man tai yra lengvumas, tokia ekspresija, išraiška ir aš galiu sau leisti būti tokia, kokia aš noriu. Tai aš būnu visokia. Tiesiog imu savo ir kvailioju. Čia yra krikštynas, o aš pasiemu skėtį, imu savo ir kvailioju. Ir pati po to juokiuosi iš savęs, man. Pati savo juokinga, po to vėl. Va. Ir iš esmės būti savo vaiku, kai tu esi suaugęs ir leisti savo būti vaiku, tai yra ypatingai svarbu, jeigu nori pasijusti ant tiek lengvas ir laisvas. Man tai buvo formulė. Ir dabar tai yra formulė, kad aš galiu tai daryti. Nes nieko naujo juoko jogoje jūs neišmoksite apie save. Tik tai patobulinsite ir atskleisite tai, ką jūs jau turite. Jūs turite tą džiaugsmą savyje, jūs turite juoką savyje. Tiesiog reikia jam leisti kuo daugiau ir labiau pasireikšti. Džiaugsmas ir juokas tai nėra tie dalykai, kurių jūs turite nusipelnyti. Jūs visą tai turite. Ir kai aš supratau, kad man nereikia išorinių priežasčių, tai man nereikia komedijų, man nereikia juokelių, taip, kur aš, kaip sakiau, žmonės būrėsi ir aš, kas juokinga? Ir, kur tas juokelis, kur mano tas prizas, kurio aš nusipelniau, nes aš noriu gyventi geriau. Ir aš visą laiką būdavau ta, kur prie kompanijų, kad tik pasijuokti, man visą laiką labai gera ir linksma. Ir aš tokia ir pati dar, kaip sakyti, lavinau savo humoro jausmą ir, kaip sakyti, jį turėjau. Dabar sakau turėjau, nes aš supratau ilgainiui, kad, jisai kaip daugumos humoristų iš tikrųjų buvo sarkastiškas, galbūt netgi žeidžiantis. Ir kai aš atradau tai, kad aš liuosiai savo galiu pati kvailioti, juoktis, be priežasties, šokinėti su skėčiu prie Europos, kur čia buvo. Ir pati savo juoktis ir pasikrauti savo vis daugiau ir daugiau energijos, vis kitokios energijos. Tai mane tiesiog išlaisvina. Man tai suteikia daug daugiau pasitikėjimo. Ir aš tiesiog papasakosiu, kas vyksta po to. Turbūt tikrai teko patirti tai, kai juokite su kažkuo tai, taip, juokite su draugais, kompanijai, netgi gal nesupažįstamais žmonėmis. Ir tiesiog atsiranda toks bendrumo ir artimumo jausmas. Jau būna, kad jau po kurio laiko pamiršti vardus, o pamatai tą žmogų ir taip galvoja, o geras, aš atsimenu, lyg ir mes juokiamės, kažkas ten buvo, o vardą jau neatsimeni, taip labas, taip geras, kas ten buvo, neatsimenu, bet buvo labai faina. Ir taip atsimenu, kad labai daug būdavo tokių dalykų. Jau neatsimenu, kas buvo, bet buvo labai faina. Tai čia yra nuotrauka iš juoko jogos sesijos, aš nežinau, ką mes darėm, tikrai neatsimenu, kas tai buvo per pratimas, merginą mačiau pirmą kartą gyvenime. Tai tiesiog tai yra unikali praktika ir man jinai patinka dėl to, kad ne tik, kad neapsiriboja, kaip sakyti, asmeninė žmogaus pažanga, taip, kai jisai nueina į aerobiko salę ir, tarkim, tenais kilnoja kojytės, sustiprėja vieni raumenys, treti raumenys, viskas yra gerai. Ar į jogą tradicinę nueina ir, reiškia, savo koncentraciją, savo kvėpavimą gerina. Šio jogos rūšyje man patinka tai, kad žmonės labai daug kontaktuoja vieni su kitais, tai yra akių kontaktas, tai yra labai daug pratimų, kurie jie daro pakaitomis, prisiliesdami prie vienas prie kito. Ir iš tikrųjų tai kuria labai artimus, iš tikrųjų tokius momentinius artimus energijas visų pirma ir tada jau ryšius. Ir vieną kartą žmogus, gerokai vyresnis už mane, jisai po juoko jogos sesijos pasakė, aš daug domiuosi visokiam dvasiniam praktikom, bet pirmą kartą po užsiėmimo aš jaučiu tokią meilę visiems žmonėms, net visi taip sutriko, bet taip gerai buvo. Tai jisai pats buvo nustebintas, kaip galima iš tikrųjų savyje pajusti tokį džiaugsmo antplūdį iš nieko, nes
Dažniausiai mes džiaugiamės dėl tokių išorinių dalykų, taip, reiškia, atsitiko kažkas tai darbe, o džiaugiuosi, atsitiko kažkas gero namuose, džiaugiuosi, gavau naują knygą, nusipirkau suknelę, ten pavėžino motorolerių, tokie išoriniai dalykai, ne? Bet jie išstimuliuoja tave nuo vieno fakto eiti prie kito. Nu čia jau džiaugsmas jau išsivadėjo, einam, ieškom kito stimuliatoriaus. Joka joga leidžia iš tikrųjų juoktis čia ir dabar, be jokio stimuliatoriaus, kaip sakyti, be jokio išorinio dirgiklio. Ir tai buvo mano nuostabus atradimas, kad aš galėjau nebelavinti savo humoro jausmo, nes jau jisai užkniso juodai. Taip, man patinka humoras, bet aš jau pradedu taip įdomiai žiūrėti į tuos humoristus, kurie sarkastiški, žydžiantis ir ten nešvankus, nebesijuokiu. Taip. Iš šitų juokelių. Dar kas. Aš supratau, kad iš tikrųjų juoko joga man suteikia ne tik pasitikėjimo laisvės jausmą, taip, artumo jausmą, kurį aš galėjau sukurti čia ir dabar, bet ir tam tikros autentiškos patirties man suteikia. Aš supratau, kad galbūt tai yra vienintelė praktika, kur aš pradėjau suprasti iš tikrųjų, ko aš norėčiau labiau į savo gyvenimą įnešti. Ir aš labiau norėjau įnešti gerų emocijų. Ir norėjau jų dabar, nemokamai. Ir visą tai aš galėjau susikurti čia ir dabar. Ir aš tiesiog norėjau parodyti šiomis skaidrėmis pokytį. Čia su savo karjeros pradžioje, tai yra prieš 1,5 metų, tai yra 15 metų balandis, matote, žydi sakūros. Ir atrodo, aš tada savo atrodžiau tokia pašėlusi, aš ten šokinėjau, žvengiau, fotkinausi, bėgau į ten, fotografas sakė, oi, kaip faina, čia mes labai gerai prisifotkinom. Bet kai aš pasižiūriu jau iš šių metų nuotraukas, aš suprantu, kad labai didelis pokytis įvyko. Aš visiškai esu atsipalaidavusi, aš nebijau suklysti ir tai yra mano didieji atradimai. Nebijoti suklysti, tai yra mano autentiška patirtis. Ir dabar stoviu prieš jūs ir aš galvoju, taip yra galimybė suklysti. So what? Kažką pasakysiu, bet aš kalbu apie savo patirtį. Aš nekalbu apie teoriją, kurią jūs ir taip galite persiskaityti bet kur. Tai yra dalykai, kuriuos aš dabar šneku, kurių tikrai nesu parašiusi. Nebent spaudoj kažkur, tai kažkoks vienas kitas žodis bus. Ir matydama tą pokytį, aš supratau, kad tą pokytį gali turėti kiekvienas. Ir kad aš galiu tai perteikti. Ir žodžiu, ir aš jau varau. Valdau. Aš pamačiau šitas joko joga sesijas. Čia mes darėme tokį jungtinį projektą su, aš dar priedo ir kaituoju, tai su kaitavimo mokykla Life is Life, su My Hero ir Mindaugu Vidugiriu. Reiškia, mes Svencelėje darėm šią vasarą beveik visas stovyklas kartu. Kai aš pamačiau šias nuotraukas, aš galvojau, geras. Ir pavyzdžiui, aš galiu netgi jaustis blogai fiziškai. Patikėkit manim, aš galiu netgi jaustis blogai ir aš vis tiek padarau. Ir tai yra tai, kas veda mane į geresnę ateitį vien dėl to, kad aš nepalieku juoko savygai. Aš jo nepalieku. Maždaug atsitiks tas išorinis stimuliatorius, pastimuliuos čia mane kažkas, pasakys anekdotą, pažiūrėsiu komediją, ar kažkas atsitiks juokingo. Ne, aš tiesiog imu ir juokiuosi. Ir atrodo taip keista pradėti juoktis iš nieko. Bet truputėlį šiandien pabandysiu jums parodyti praktikos ir jūs įsitikinsite, kad tai nėra taip sudėtinga. Kai aš supratau, kad viskas yra tik tais mūsų pasirinkimo laisvė, ir kad laimės ir nelaimės suvokimas taip pat yra pasirinkimo laisvė. Taip. Aš pagalvojau, kokius pasirinkimus galiu padaryti aš. Tai tas ir buvo. Pirmasis mano pasirinkimas tas ir buvo. Aš nepaliksiu juoko savygai, aš nepaliksiu savo gyvenimo savygai, aš tapsiu savo gyvenimo profesionalu, aš tapsiu savo gyvenimo šeimininku ir kursiu kiekvienoje akimirkoje tai, ką aš noriu kurti.
Ir tai yra labai paprasta, nes mes tiesiog padarome pasirinkimus. Tai gal atrodo sudėtinga. Bet šiandien žinau, kad tikrai ne. Tiesiog aš sakau per savo patirtį. Neatsimenu, ką turėjau pasakyti toliau, bet keliaujam toliau. Taip. Ir analizuodama tai, kas yra mano pasirinkimai, aš turėjau pradėti nuo taško, kur aš esu dabar. Aš turėjau savo įsivardinti, kaip aš dabar jaučiuosi. Ką aš dabar darau, kokios yra mano mintis, tai kaip aš tampu savo gyvenimo šeimininkė, kaip aš tampu savo gyvenimo nemėgėja, biški pabandžiau, oi, neišėjo visą gerą, ne, daryk iki galo, netgi jeigu nepavyks, nebijok suklysti, eini ir darai. Ir aš turėjau įsivardinti, tai ką aš vis dėlto jaučiu dabar, kas vyksta dabar. Ir iš tikrųjų per juoko jogos sesijas vyksta labai daug įdomių dalykų. Kažkas juokiasi, kažkas verkia. Ir tai yra labai natūralu, nes juokas ir verksmas yra netgi mokslo įrodyta, kad yra vos ne ta pati vibracija, tiesiog yra dualumas, taip? Dvi dimensijos. Verksmas ir juokas. Ir netgi mokydamasi, mokiausi juoko jogos Londone ir viena moteris per užsiėmimą, jinai pasakė, kad kol jinai sirgo depresija, jinai negalėjo ne tik kad juoktis, negalėjo verkti. Ir tik tais tada, kai jinai pradėjo lankyti šios užsiėmimus, jinai pradėjo visų pirma verkti ir tik tais tada galėjo pradėti juoktis. Tai yra tik tais dar vienas įrodymas, kad juoko joga gali būti ir emocinio paleidimo technika, dėl ko aš pradėjau šiandien savo pasakojimą apie emocijas. Viskas ateina tik tais tam, kad mes paleistume, kad niekas neužsistovėtų, kaip tekėtų kaip upelis per mus, kaip upelis. Ir viskas, kas užsistovi, netgi džiaugsmas, jeigu prie jo prisirišti ir sakysite, aš tokia laiminga, aš negaliu šito paleisti. Ne, paleisk, o jeigu dar rytoj ir šiandien dar tavęs laukia dar geresnė diena, dar geresnė patirtis. Viskas ateina tam, kad paleistume ir išleistume. Ir iš tikrųjų aš atradau tai, kad taip kaip aš jaučiu, taip jaučiasi mano kūnas. Ir aš supratau, kad per jį aš galiu visą tai daryti. Per kūną. Taip, labai gražiai lietuviškai skamba, ne? Taip, ką aš galiu daryti per savo kūną. Per kūną. Taip. Ir supratau, kad kiek mes dar turime paleisti iš savo kūno, kur mes net nesuvokiam, mes net sąmoningai net negalime įsivaizduoti, kur yra kažkokia užstrigusi emocija. Taip, ten galima eiti per čakras, tam tikras praktikas daryti, gali galbūt net neišeiti iš karto. Tiesiog, jeigu dabar galvojate apie tai, tiesiog pastebėkite save. Kur man suskaudo? Kas atsitiko? Ar man čia nepatogu? Ar man reikia išsitiesti? Ar man reikia rankas kažkaip padėti? Kur man yra gera? Kur mano tie namai, kur man jauku ir gerai? Ir aš supratau, kad mes galime labai daug paleisti per savo kūną, ko visiškai nesuvokiame, kur yra užstrigę, kažkur tai užslapstinti, ignoruojami poreikiai, galbūt atstumti jausmai, galbūt emocijos. Taip? Ir kiek viskas, tas kūnas kaip indikatorius, tikrasis indikatorius, kuris pasako, kaip aš iš tikrųjų šiandien ir čia jaučiuosi, kaip jaučiasi mano gyvenimas. Ir tiesiog pradėjau visas praktikas ne tik su juoko joga daryti, pradėjau čakrų meditacijas, kurios taip pat labai padėjo suprasti, kaip teka energija per mūsų kūną. Kaip jinai susisiekė, tas kūnas, mintis ir siela, kaip viskas susisiekė. Tai yra susisiekintis indai, galiu tikrai drąsiai tai sakyti. Ir tai man padėjo suvokti, ką mes tai turime padaryti. Kaip mes galime tapti tais savo gyvenimo profesionalais. Kaip aš sakiau, emocija yra energija, taip, ir netgi pagal Dovins, reiškės,
lentelė yra tokios emocijų vibraciniai dažniai. Tai va, tai emocija yra energija ir aš sakau, kad emocija plus judesys, kuris taip pat yra energija, tai lygų pokytis. Tai kur aš jums rodžiau, kad autentiška mano patirtis, tai tikrai man leido tą juoką, tą emociją sujungti su tam tikrų judesių ir įvyksta pokytis. Tai aš jums galėsiu tiesiog pademonstruoti praktikos metu, nes yra tam tikri pratimai, kur mes tiesiog sakome garsą stovėdami vietoje ir truputį pridedam judesio ir aš sakau, tada klausiu, kas įvyko, kas pakito. Geras, sako, kita emocija atsirado, kas čia, bet kažkas tai įvyko. Gerai, sakau, tvarkoj. Ir mes taip galim viską daryti. Pavyzdžiui, yra tokie pratimai, kur sakau, gerai, pavaizduokite, jūsų emociją iš ryto. Gerai, sakau, pridedam kažkokią prie tos pačios emocijos kūrybingumą. Gali tai daryti? Galiu. O dabar pajudėk. Iš karto duodamas signalas į smegenis, į tą mind, viskas duodama, kad viskas keičiasi nuo paprasto judesėlio sujungto su garsu. Ir aš pagalvojau, kad taip ir yra, kad judesys sukuria emociją ir emocija gali sukurti judesį, jeigu mes tik tais viską darome išvien. Ir tai gali būti mūsų įkvėpimas, mūsų inspiracija, iš tikrųjų pagerinti savo būtį. Tai trumpai tada gal apie juoko jogą pačią, kad, kaip ir sakiau, tai yra juokas be priežasčių. Ir mes čia nepasitelkiam jokio humoro, taip, mes apeiname visas savo sąmoningas intelektualias sistemas. Dažniausiai intelektualios sistemos juoko joga yra kliūtis, nes labai žmonės tada prisiriša prie savo sąmonės, tada atsiranda labai greitai vertinimas, o ką aš čia darau, o gal visai nejuokinga, o kaip aš čia atrodau, o ką kiti pagalvos, o jeigu dar į spaudą įdės, o jeigu YouTube įdės. Ir visokie tokie, ir aš jau matau tenais iš tų žvilgsnių, iš tų judesių kartais žmonės ten tiek galvoja. Bet nieko, po 1,5 valandos jau nieks negalvoja, tai labai gerai. Nes pats užsiėmimas juoko jogas, jisai vyksta apie 1,5 valandos su meditacija, su viskuo, tai jisai iš tikrųjų išlaisvina žmonės iš to tokio sąstingio, to pirminio tokio susikaustimo, nedrąsumo ir iš tikrųjų leidžia žmonėms atrasti kai ką savyje, savo tą tikrąjį, autentišką aš. Taip. Apie teoriją, kaip ir sakiau, galbūt net nenorėčiau tada pridėti. Apie pačią esmę, kad, reiškia, juoko metu kvėpavimas padažnėja, vadinasi, ir deguonies kiekis padidėja jūsų organizme. Ir mažėja streso lygis, gerėja imunitetas. Juoko joga, kai mes darome valandą laiko, pusvalandis maždaug yra meditacija, tai sudeginama be galo daug kalorijų, tai galima sakyti, kad į džimą nuvarėte. Nes yra moksliniai tyrimai padaryti, kad, reiškia, 2 minutės nuoširdaus gilaus juoko atstoja 10 minučių irklavimo arba 15 minučių važiavimo dviračių. Tai tokie skaičiai. Tai įsivaizduokit, tai galite 2 minutės nuoširdžiai per savo dieną pasijuokti, į džimą kaip ir jau ir nuėjote. Aš jau pasportavau, o tu? Taip. Tai va. Bet, kaip ir sakiau, man pats pagrindinis dalykas, ką aš atradau ir kuo aš džiaugiuosi atradusi šią praktiką, šią techniką, kad iš tikrųjų tai yra puikiai metodika sujungianti žmonės, išlaisvinanti jų sąstingį ir tai yra labai gerai įmonėse, kur žmonės būna, tarkim, pasiskirstę tam tikromis rolėmis, pasiskirstę tam tikrais pareigomis ir jie, tarkim, nebeperžengia kažkokių tais ribų ir kažkoks tai ir labai formalus tasai bendravimas, nors kartais ne visada jo reikia. Tai teko įmonėse nemažai vesti užsiėmimų ir sakė,
Jo, faina, sakė, dar savaitę žvengiam, išsilaisinom visi. Nors, be abejo, būna viską, kad klausė, sako, o tai čia mums visiems kartu ir vadovybė, ir vadyba, ir kaip čia, ir gamyba. Nu, sakau, tai jūs patys turite nuspręsti. Kai kas bijo. Kai kas bijo ir tai yra normalu. Tai tiesiog tu parodai save tikrai. Truputėlis akimirkų iš juoko jogos sesijos, kuri, kaip ir sakiau, vyko Svencelėje, čia buvo rugpjūčio vidury. Tiesiog daug judesio, daug lakstymo, suaugę žmonės, mes lakstam, kvailiojam ir kažką tai veikiam. Tai aišku, iš šalies gal kažkam tai atrodo, kas čia vyksta, ką čia nusišneka, ką čia daro. Nors ir tikrai būna, ateina žmonės po juoko jogos pasidalinimas, tokia refleksija, sako, kaip perskaičiau juoko jogą, galvau, kas per nesąmonę. Nu galvoju, o ko čia mane taip užkabino, reikia pabandyti. Na, atėjo, pabandė žmogus ir tikrai labai patiko. Akių kontaktas. Tai yra svarbiausias komponentas juoko jogoje. Iš tikrųjų ir labai dažnai mes pamirštame tą akių kontaktą, taip? Loreta, aš galiu tave pakviesti, bet vieną paprastą dalyką parodysiu, ne? Mes bijome kontaktą. Būna, pavyzdžiui, pamatai žmogų, labas, jūka, o kur akių kontaktas? Mes praleidžiame, mes iš karto einame į kontaktą, bet nėra jokio ryšio užmezgimo. Tai va, tai ačiū tau labai. Mes tiesiog tą momentą labai greitai praleidžiame ir tiesiog atkreipkite dėmesį, kaip dažnai ir kiek ilgai žiūrite savo svarbiems žmonėms į akis ir užmezgate iš tikrųjų tą kokybišką ryšį. Kažkada galvojau, kad labai daug vesdama užsiėmimų, kad tiesiog išsišvaistysiu, aš pervargsiu, nes pakvietimų tikrai buvo daug nuo pat pradžių, kai aš pradėjau savo karjerą, tikrai buvo daug ir važiavau į visus miestus, kurie mane kvietė ir organizavo užsiėmimus, netgi ir Latvija, Ispanija ir netgi Vokietija. Nors vakar man paskambina iš Kėdainių, sako, geras, tai gerai, susitarė mane, o man sakė, kad aš jūsų neprisikviesiu. Kaip suprasti, nežinau, kodėl čia toks kažkam tai įvaizdis. Žodžiu, jeigu esate iš kitų miestų, žinokit, važiuoju į kitus miestus. Tai va, tai apie tas dovanas, kurias dovanojam vieni kitiems, aš galvojau, kad tikrai, kad įmanoma save tiesiog išdalinti ir nebesurinkti ir niekaip neužpildyti. Bet kiekvieną kartą, kai aš juoko jogos metu atiduodavau labai daug savo energijos dalyviams, aš labai daug gaudavau atgal. Labai daug atgal. Ir ne tik, kad pasidalinimai, oi, kaip buvo faina, bet matymas, kaip jiems sekasi po to, nes žmonės kai kurie ateina nuolat ir jie sako, man pasisekė tai, man žmonės sako, kad aš kitokia. Viena moteris pasakė, aš sako, jinai po to jau pasakė, aš sirgu depresiją, bet man po juoko jogos, bet jinai lankė visą pavasarį, buvo tokie tęstiniai mokymai ir tęstiniai užsiėmimai, sakė, man nebereikia vaistų. Ir būtent tie tokie atsiliepimai, galvoju, geras, tai veikia ir tai turi būti ir tai yra reikalinga ne tik jiems, bet ir man. Vadinasi, viskas, ką jūs pasidalinate iš širdies, nieko nelaukdami iš kitų, viskas pas jūs sugrįžta. Ir juoko jogos sukūrėjas, Madame Katarija, daktaras iš Indijos, iš tikrųjų taip ir sakė, kad kai jūs juokitės, keičiasi pasaulis. Taip. Jeigu mes nustojame iš tikrųjų nuoširdžiai juoktis ir kaip vaikai mylėti, iš tikrųjų mes iš gyvenimo pašalinam tiek spalvų. Leisti savo būti vaiku yra labai didelis džiaugsmas ir didelė dovana savo visų pirma. Taip? Ir be abejo, kai tu sumažini savo emocijų amplitudę, tai pasidaro ramiau. Ir aš buvau pasidariusi ramesnė ir buvau netgi išsigandus, o tai kas dabar bus? Tai aš dabar būsiu rami? Kas čia dabar su manim bus? Nieko panašaus. Kai aš pradėjau tobulinti šį užsiėmimą pati savo su savim,
iš tikrųjų tos spalvos, viskas išlieka ir praktika, kiekvieną dieną praktika. Taip atsirado juoko meistrai, kur jeigu bus įdomu turėti visą pilną užsiėmimą, kuris trunka 1,5 valandos, tai va, galite mane ir mus. Mus tai reiškia žmonės, kurie ateina ir jau turi tas praktikas. Aš sakau, kad kiekvienas žmogus, kaip ir sakau, yra kažkokio dalyko profesionalas, meistras, taip. Galima meistriškai užknisti, galima meistriškai tapyti, galima meistriškai rašyti, galima meistriškai juoktis. Tai va, tai dėl to mes, tai sakau, dalyviai yra juoko meistrai. Aš nesu susijungusi į juoko klubą, kaip pasaulyje dabar labai populiaru, su kitais juoko jogos treneriais. Tiesiog dar, kaip sakyti, tas 1,5 metų veiklos, bet vystosi būtent tokia kryptim, kad aš dalyvauju įvairiose stovyklose, darau užsiėmimus studijose. Na ir va tiek.